Sveiki visi, esu Rokas Burnys. Tai yra nauja laida, kurią nusprendžiau padaryti tam, jog žmonės suprastų, kaip reikia atsirinkti informaciją, kurią matome viešoje erdvėje, ką kalba politikai, ką matom žiniuose arba skaitydami tiesiog naujienas. Kaip aš atsidūriau čia, nuo to ir noriu pradėti. Tai prasidėjus, dar gerai pamenu, pirmai karo dienai, vasario 24-22 metų. Simboliška, kad vasario 23 buvo mano tėčio gimtadienis. Atšventėm, paminėjom, kitą rytą atsikėlėm, atsidariau telefoną, skaitau naujienas ir žiūriu, prasidėjo karas, atsisukau į antrą pusę savo. Sakau, Rusija užpuolė Ukrainą, prasidėjo karas. Ir nes pradžiai net nesuprato, ar aš juokauju, labai įsigando ir aišku, prasidėjo turbūt tas pats, kas visiems. Pradėjom kiekvienas kas minutę, kas 10 minučių tikrint naujienas, kas toliau vyksta, nes informacija buvo labai chaotiška. Tai puola Kijevą, tai puola kitas vietas, tankai važiuoja ir panašiai. O aš, kadangi esu kažkiek susidūręs, šiek tiek papasakosiu netrukus ir apie save, kiek su kariuomenė aš susidūręs. Ta dieną reagavau labai ramiai, buvau su mintimis tiesiog su ukrainiečiais, sekiau naujienas. Pagal mano tą dienotvarkę turėjau vykti į medicinos centrą, tuo metu dar Covidas buvo plačiai paplitęs, reikėjo darytis ir testus ten norint kai kur pakliūti. Tai važiavau į gydymo įstaigą darytis to testo jau planinio, nes turėjom skristi kelionę visai neužilgo. Ir man pradėjo skambinti ir antra pusė, ir kiti žmonės, kad čia nieko neskrisk, čia prasidėjo karai, reikia ginti mūsų dabar šalį, mūsų namus ir panašiai. Ir man pasidarė toks kaip ir pikta, bet kaip ir gaila žmonių dėl tos panikos, dėl to tuo metu aš turėjau Instagrame gal apie 1500 sekėjų, mano buvo uždaras profilis, vien praktiškai savi draugai ir pažįstami, ir aš tiesiog rašiau jiems video, kad atsėdau į mašiną iš gydymo įstaigos išėjęs, kad ko jūs panikuojat, paaiškinau, kodėl mums dabar absoliučiai nieks negresia, kad mes toli, kad visa koncentracija ten ir net nebūtų pajėgumų dviem frontais ir nebūtų logiška pult dviem frontais. Ir tada kažkas iš draugų pasidalino, tarp draugų yra ir influencerių, jie pradėjo dalintis, žiūriu, pradėjo eiti pakvietimai ir per tas porą dienų tas video taip išplito, kad pradėjo kilt sekėjai ir per tas porą dienų pakilo iki keliasdešimt tūkstančių, ten 100 tūkstančių. Ir aš galvoju, tai gal reikia ir daugiau įrašinėti, jeigu žmonėm tikrai įdomu ir jie tiki tuo, ką sakau. Kai paaiškėjo jau vėliau, kad sakiau tiesą, nesakiau, nereikia panikuoti, mes esam geroj padėty, labai gaila ukrainiečių, bet pas mus viskas ramiai ir tiesiog reikia būti ramiem, gyventi taip, kaip gyvenom ir padėti, kuo galim ukrainiečiam. Taip toliau ir tęsiasi, po to gavau labai daug žinučių, nesumeluosiu šimtus, labai tokių kaip ir pozityvių turėtų būti man, kad padėkoja, pageria gerą žodį, bet iš tikrųjų buvo labai liūdna. Tos žinutės, man buvo gaila žmonių, nes rašydavo dažnai ir moteris, kurios turėdavo vaikų, mažų vaikų, ar neščia moteris būdavo, kuri labai bijo dėl ateities, dėl vaikų ateities, netgi rašydavo, kad negali užmigti, verkia prieš miegą, tai tikrai pasidarė gaila. Nusprendžiau dažniau dalintis savo pastebėjimais ir karo metu, pakilus auditorijai, supratau, kad reikia kažkaip tą išnaudoti iš gerosios pusės, pradėjome su draugais rinkti paramą. Mano, kadangi mama dirba su senelių slauga priežiūra, mes turėjom šeimoje VŠI įmonę, pradėjom per ten rinkti paramą, pradėjom važiuoti į Ukrainą. Aš toks, kaip vėliau gal ir suprasit, kad labai smalsus žmogus, visko domiuos, man viskas įdomu. Tai norėjau nuvykti pats į Ukrainą, tai iškart pirmą savaitę padarėm vienoje aikštelėje sutikimą, rinkom daiktus įvairius, nuo pampersų iki kūro kanistrų, kurių negalima buvo vežti ir tiesiog
tuo metu pažeidinėjom Lenkijos įstatymus, vežėm kūrą nelegaliai, nesumokėjo jokių mokesčių, paslėpę po daiktais, vežėm vaistus irgi nuskausminančius turniketus, vaistų irgi buvo negalima gabenti taip, kaip mes gabenam, bet norėjom, kuo galėjom padėti. Tai surinkom 5 pilnus autobusiukus, prisijungė dar įmonė viena, Mangų Mangas irgi savo autobusiukus davė ir darbuotojai važiavo, direktorius kartu. Tai nuvažiavom, patys viską pamatėm, kai viskas vyksta. Pamatėm tų žmonių dėkingumą, vėliau vėl pradėjom važiuoti, iš viso nuvažiavom gal 6 ar 7 kartus į Ukrainą pačią, buvom ir apsistoję ten, tai leido tikrai labiau pažinti visą tą, kas ten vyksta, kokia situacija, kaip atrodo karo realybė. Aišku, iki pat fronto nevažiavom, važiavom iki didžiųjų miestų, kai kurie važiavo iš mūsų iki Kijevo, mes važiavom iki Ivano-Frankivsko, Lvove buvom. Ir panašiai. Tai, manau, sukaupta patirtis man leidžia kažkiek papasakoti ir apie Ukrainą. Todėl vėliau, aišku, parama mažėjo, todėl mūsų kelionės ir baigėsi vienu metu, bet tai yra normalu. Vėliau pakalbėsime ir apie paramą, kodėl jinai mažėja ir panašius dalykus. Tai visa mano pirmoji dalis, kaip aš čia atsiradau, prasidėjo nuo Ukrainos, tuomet dalinausi ir kitom aktualijom, apie politiką, apie pasaulio naujienas, apie kitus karus ir pastebėjau, kad žmonėm įdomu. Jeigu įkeliu kažką iš kelionių, žmonėm absoliučiai neįdomu, tad vakarieniau žmonėm neįdomu, kažkokia aktualija žmonėm įdomu. Ir tada pradėjau taip paslapčia svajoti, kad gal galėčiau turėti savo kažkokį bent mažą kanaliuką, kur susirink žmonės, kuriem įdomu, ką aš kalbu, kaip aš analizuoju situacijas. Ir tai po biški šitą svajonę įsipildė, palaikė visi aplinkiniai, šeima, artimieji. Tiesiog aš nusprendžiau padaryti šitą laidą vieną kartą, bet jeigu jausim, kad patinka, tai darysim ir toliau. Tai noriu padėkoti ir žmogui, kuris dabar yra už kameros, mes čia sėdim dviese, įsikūrę mano namuose, pagalvojau, kad kaip ir sporto komandai geriausia sužaisti savo namuose, geriausias rezultatas gali būti jaukiausia. Tai parašiau Gyčiui iš Suited Media, kuriuo susipažinom vasarą per vestuves. Pasakiau apie savo idėją ir Gytis man paskaičiavo sąmatą. Tada sakau, Gyti, kažkaip čia noriu tokį bandymą, gal žinau kokybę aukščiausią, bet gal kažkaip. Ir Gytis sako, gerai, tu nori gerą dalyką daryti, žmonėm paaiškinti, kad jie būtų ramiau gyventų, sako, aš tau padarysiu pirmus kartus nemokamus. Jeigu net žmogus, kurį vieną kartą mačiau gyvenime palaiko, tai reikėjo kaip nedaryti. Aišku, aš irgi negaliu daryti nemokamai, kiekvienas žmogus turi dirbti, bet Gytis man padarė pradžiai gerą nuolaidą, tai ačiū Gyčiui, Suited Media, fantastiška komanda, malonu dirbti, bet tiesiog prieš susitikimą irgi visą laiką juokavom, šypsojomės. Tai norėčiau nuo to ir pradėti ir visų pirma dar pristatysiu, nesu aš nei politikos apžvalgininkas atestuotas kažkoks, esu tiesiog Rokas Burnys, kuriam 29 metai, pagrindinė mano veikla yra ūkininkas. 2015 metais pradėjau tarnauti Lietuvos kariuomenėje, vėliau reikėjo perimti senelių. Iš kartos į kartą pas mus ėjo iš prosenelių, iš senelių, per tėvus ūkininkavimą, ekologinį ūkį, kuriame auginam daržovės, todėl kariuomeniai teko per ilgai neužsibūti, bet tikrai daug ten išmokau, kas mane pažįsta nuo seniau ir po to tai tikrai kariuomenė pakeitė mano ir požiūrį ir tokį užsispyrimą, užtikrintumą. Ir dabar aš esu Lietuvos kariuomenės aktyvaus rezervo karys, kuris dalyvauja pratybose. Vasario mėnesį paskutinės buvo pratybos, dėl to stebiu situaciją iš vidaus. Kartais mes paprasti kariai tikrai galim daugiau pasakyti, daugiau informacijos, daugiau pamatyti pastebėjimų, ką reikia pataisyti, negu tie,
žmonės, kurie sėdi valdžioje ir su tuo susidūrė tik popieriuose. Tai dėl to noriu išnaudoti ir šitą savo patirtį, o apie visas aktualijas aš domiuosi labai aktyviai, tiesiog absoliučiai žiūriu visas laidas, renku informaciją, gal nėra geras dalykas, stebiu ir blogą informaciją, kas skleidžia šaltinius, tas man padeda išiškinti gerą informaciją. Ir šitos mano laidos tikslas patiekti tą informaciją. Tikrai aš kai žiūriu, pavyzdžiui, ten ar Laisvės TV, ar kitas laidas, kur ateina ekspertai tam tikrų dalykų, ar politikos, ar karą, jie papasakoja dalykus tokiais žodžiais, kad žmonės nesupranta. Aš pats kartais nesuprantu, reikia sėdėti pasigūglinti. Dėl to mano tikslas yra patiekti svarbiausias žinias kas savaitę žmonių kalba. Įsivaizduokim, kad per televiziją ar ten per politinės laidas gaunamės žalią mėsą, o aš bandau jau ir patiems reikia ją pasidaryti iki iškept skaniai ir užsimarinuoti, o aš bandysiu jums patiekti tiesiai iškeptą skanę gerą mėsą. Atsiprašau veganų už tokį pavyzdį, bet gal bent supratot, ką aš noriu pasakyti. Todėl gal ir pradėsim. Šiandien norėčiau svarbiausius klausimus paliesti bendrai, kurie šiuo metu pasaulyje ir Lietuvoje vyrauja, kas, manau, bus įdomiausia. O nuo kitos laidos už savaitės, manau, jau kalbėsime apie praėjusios savaitės aktualijas. Tai mano manimu svarbiausios šių dienų aktualijos, tai visų pirma, pabandysim pakalbėti apie Lietuvos saugumo situaciją. Visų antra, apie situaciją Ukrainoje, ne tik karo situaciją, nenoriu aš labai gilintis tos dalykus, kur žmonės galbūt ne visi supranta, nes aš turiu laiko, kai ūkininkauju, aš sėdžiu traktoriui ir tiesiog visą dieną praktiškai galiu klausyti įvairius podcastus, įvairias laidas, virškinti informaciją, man reikia susikoncentruoti iki kelio, dėl to aš nerašau ten e-mailų, aš galiu viską tą informaciją kramtyti. Kiti žmonės, suprantu, gal jūs dirbat kitokį darbą, neturi tam laiko, turit šeimas, auginat vaikus ir tikrai tam nėra laiko, bet manau, kiekvienas žmogus, mūsų pilietiška pareiga žinoti, kas vyksta pasaulyje, bent svarbiausius įvykius ir turėti apie tai suvokimą, pasaulėžiūrą ir panašiai. Dėl to aš tą turimą informaciją ir bandysiu jums pateikti paprašiau, sutilpti kokią valandą, kad jūs galėtumėt kartą per savaitę ją pasiklausyti ir tikrai žinosit, kas vyksta. Tai pirma tema Lietuvos saugumo situacija, antra tema pakalbėsim Ukrainoje ne tik karinė prasme, bet ir kas vyksta, kaip žmonės gyvena Ukrainoje, didžiuosiuose miestuose, kitur. Ir trečia tema, tai labai nenorėjau šitą temą veltis, nes tai labai sudėtinga tema, tai Izraelio ir Palestinos bei Hamas konfliktas. Trumpai papasakosiu istoriją, nuo ko jis prasidėjo ir tiesiog kas teisus, kas ne, nors vėliau pamatysit, kad mano nuomonė abu neteisūs, galėsit suprasti, pagal save pasidaryti išvadas. Jeigu turėsim laiko, dar pakalbėsim kitom temam. Todėl pradedam nuo Lietuvos saugumo. Lietuvos saugumo situacija. Mano nuomonė, mes šiuo metu esam saugesni labiau negu bet kada, tikrai saugesni negu buvom prieš pat karą Ukrainoje, prieš vasario mėnesį, nes jeigu tuo metu būtų pasirinkę mūsų, o ne Ukrainą, manau, kad būtų situacija labai prasta ir mes galbūt būtume neatsilaikę ir turėjo labai daug nuostolių. Dėl to mums tikrai pasisekė, aišku, nepasisekė ukrainiečiam, bet mums pasisekė, kad buvome ne mes ir dabar per visą tą laiką, nes iš tiesų tiesiog nieks netikėjo. Tikrai pas mus irgi nieks netikėjo ir ukrainiečiai net netikėjo. Ir man atrodo, iš paskutinių dienų ir komentarų, ir interviu, ir pats Zelenskis nesitikėjo, kad rusai puls. Dabar mes sužinom, kas tai per žvėris. Ir aš žinau, kad ir anksčiau, kad tai yra labai žvėris pasiutęs ir piktas, bet sužinojo dabar ir tie, kas anksčiau tikėjo, kad tai blogai negali būti. Dabar situacija yra bloga tik dėl to, kad politikai, kai kurie apžvalgininkai, ne visada nusimanantis apie tai, gąsdina žmonės, tiesiog kelia paniką visuomeniai, o stiprios visuomenės vienas iš pagrindų yra
stipri moralė, kad visi būtų pozityvus, kad nebūtų tų panikų, baimių ir panašiai. Tai vienas iš tokių paskutinių metų, kur aš irgi tikrai bendrauju žmonėm, atsakinėjau jam, tai paskutiniu metu gavau daug žinučių dėl užsienio reikalų ministro Gabrieliaus Landsbergio pasisakymų apie tai, kad mes labai blogai pasiruošę, kad mums jau liko, kad Ukrainoje karas gali neužsitęsti, atseit leido suprasti, jog ten rusai jau tuoj laimės, kas irgi yra labai negatyvų ir ukrainiečių atžvilgių, bet aš žinau, kad ukrainiečiai net iki jų nedaina dažniausiai tokia informacija iš Lietuvos užsienio reikalų ministrų, tai jie ir nereaguoja yra, bet Lietuvos žmonės tai išgąsdino, jis dar pasakė, kad turime laiko labai jau nedaug, reikia ruoštis ir tai yra absoliutus melas, laiko turime, tikrai galiu užtikrinti 100%, kad karas neįmanoma, jog pas mus vyktų bent pirmus 5 metus po to, kai pasibaigs karas Ukrainoje. Tai yra labai daug priežasčių. Visų pirma, Rusija yra įsekinta ir jų atsargos sparčiai sumažėjusios ir jiem reikia daug laiko pasigaminti vėl naujus ginklus ir panašiai. Antras dalykas, kad kariuomenės visa koncentracija yra labai toli, o jeigu jau ruošiasi kita šalis rimtai invazijai, tai kariuomenės to šalies turi būti visai netoli sienos. Ir žvalgybos, čia nereikia super žvalgybos, kad matyti, stebėti judėjimą sunkiosios technikos. Tie aspektai. Trečias aspektas, kad jeigu, tarkim, užpuola NATO šalį, ar mus, ar Latviją, ar Estiją, pagal visas taisyklės NATO gali pradėti karą su Rusija. Ir dabar, kai dar NATO šalimi tapo Suomija, o Suomija, gal mažai kas žino, yra viena stipriausių dabar jau, ką tik įstojo į NATO, bet jinai yra viena stipriausių Europos kariuomenių, nes jie visą laiką ruošiasi savarankiškai ginti savo šalį. Jie nebuvo NATO, jie buvo Rusijos kaimynai, bet ruošiasi savarankiškai. Dėl to jie visą laiką tą nemiegojo, treniravosi ir yra puikiai pasiruošę. Dėl to Suomija dabar, Suomijos papildymas NATO yra fantastiškas saugumo garantas tiek pačiai NATO, tiek ypač Lietuvai, nes aplink Baltijos jūrą, kuri buvo daugiau jau link Rusijos pusės ta jūra valdoma, dabar jinai tampa beveik visiškai vidinė NATO jūra. Tai įsivaizduokit, Rusija užpuola bet kurią Baltijos šalį, Rusijos visi kariai prie Ukrainos sienos, yra dar kiek aplink Aziją, jiem reikia ginti savo sienos, jei kas sugalvotų. Ir dar prasidėtų atakos ten, tarkim, iš Suomijos pusės, nes pagal tarptautinę teisę, įsivaizduokit, čia yra tiesa, vėliau tas galios ir Izraelio bei Palestinos konflikte, kad jeigu šalis ginasi nuo šalies agresorės, yra užpulta, šalis gali, jeigu tai užtikrins jo saugumą, okupuoti užpuolusios šalies teritorijos dalį. Taip yra pagal tarptautinę teisę. Čia ne tiesiog sugalvotas dalykas. Tai Rusija rizikuotų viskuo, jie galėtų pulti iš visų pusių ir dabar tokia nusilpninta Rusija, jie dabar yra susikoncentravę į Ukrainos tą sieną, Ukrainos konfliktą, apie kurį po šitos temos ir pakalbėsim. Tai tiesiog Gabrielius Landsbergis, kalbėdamas apie tai, jis akivaizdžiai turi, ta žinia jo skirta ne tiem žmonėm, kurie dėl jo tokių pasakymų sėdi namuose, dreba ir bijo, kad kažkas gali būti. Kai kurie žmonės vis galvoja apie emigraciją, nori išvažiuoti, nes čia jeigu jau pats ministras gąsdina, tai kaip tik ministras turėtų raminti. Tai gerai, kad dar įstojo prezidentas, įstojo kariuomenės vadas, pasakė maždaug, jog ministras nusišnekėjo, o ministro tikslai labai dažnai jūs bandykite atsirinkti, ką kalba politikai, jie siekia politinių tikslų, jie kalba tai, kas galbūt naudinga jiems, nepamirškime, artėja rinkimai, kartais jie kalba viešai tam, kad paspaustų kitų partijų
vadovus, kitų partijų apsisprendimus, kad paspaustų prezidentą, nes artėja biudžeto svarstymas, kai bus priimtas Lietuvoje kitų metų biudžetas ir galbūt jis taip gal iš geros valios nori įsimušti daugiau procentų, kad daugiau BVP skirtume Lietuvos krašto gynybai, kas būtų tikrai geras dalykas. Mes skiriam, priminsiu, 2,5% krašto gynybai nuo bendro vidaus produkto, o tarkim tokios šalis kaip Izraelis, kurio kariuomenė irgi fantastiškai ir moderni ir viskas skiria net 6% nuo bendro vidaus produkto. 6% skiria ir rusai, 6% nuo jų bendro vidaus produkto yra labai daug, dėl to jie turi begalinius išteklius, jie gali nuskurdinti savo žmogų absoliučiai, bet kariniam dalykam jie skirs, jie toliau gaminsis ginklus, ruošis, mobilizuos žmonės ir po kokių 10 metų, manau, jeigu kažkas kardinaliai jų valdžioje nepasikeis, vėl grasins, gazins, bet kol kas labai sunku, kuo apie didesnį laiko tarpą, tuo sunkiau numatyti. Bet dabar karinė prasme 5 metus nuo Ukrainoje karo pabaigos mes esame absoliučiai saugus, 10 metų laikotarpiu, sakyčiau, 99% saugus ir panašiai. Tai apie Gabrieliaus Landsbergio pasisakymus reiktų juos pamiršti, jie buvo kažkam skirti, neaišku, gerais tikslais, gal tiesiog jis nesuprato, ką pasakė, tikiuosi, kad taip nėra. Ir dar norėčiau, kad ne tik politikai negazintų, bet ir paprasti tiesiog politikos apžvalgininkai. Šį savaitgalį klausiau Andriaus Tapino Laisvės TV mėnesio aptarimą ir ten kalbėjo politologė Rima Urbonaitė. Tikrai įdomiai kalba, politiniam temam pats paklausau, turi visada ką pasakyti, bet Rima galbūt irgi nesupranta, kaip jo žodžiai vis tiek turi didelę auditoriją, žiūri daug žmonių, pasakė tokius žodžius, kad aš irgi matau, kad Lietuvoje saugumo situacija labai, nesaugumo situacija, o pasiruošimas labai prastas yra. Ir jinai paminėjo tokį pavyzdį, kad jos pažįstamas, kuris tarnauja Šaulių sąjungai, net nežino, kur jam reiktų kreiptis, jeigu prasidėtų vieną dieną karas, kur jam reikia eiti ir panašiai. Tai noriu šiek tiek taip dekonstruoti, pataisyti Rimą, kad paprastas šaulys, paprastas karys ir neturi nieko žinoti, nes kariniai dalykai yra labai jautrus ir viską jie sužinos jau prasidėjus, kokios yra strategijos, kokie planai, kuriems pristatyti, tikrai greitai susisieks, nes jeigu kiekvienas paprastas karys, civilis sukarintų organizacijų, žinotų, ką reikia daryti, ką veiks karo metu, tada tai taptų absoliučiai nuspėjama priešininkui, agresoriui ir taip negali būti. Aš, pavyzdžiui, esu mėgėjų lygoje krepšinio treneris, tai mano žaidėjai irgi, kai jie ateina į varžybas, jie dar nežino, ką reiks daryti. Būna, paprašau minutės pertraukėlės, kai matau, kaip elgiasi varžovai, kad kokią taktiką galim naudoti ir jiem tą patį pasakau tik per tą minutės pertraukėlę prieš padarant. Tai lygiai taip pat patikėkit, visų organizacijų, kariuomenės vadai tikrai žino, ką daryti ir žino, ką reikės daryti, jeigu išauštų diena X, kuri tikimės visi, kad neišauš ir net nebejoju, kad neišauš. Todėl tiesiog paprašysiu visų žmonių, kurie galbūt su kariuomenė, karo dalykais mažiau nusimano, negazinti visuomenės, kalbėti temomis, kurias jie nusimano, jeigu nori pakalbėti temomis, kurių nenusimano, bet tos temos yra labai jautrus, tai tiesiog tom temom reiktų kalbėti pozityviau ir kelt žmonių moralę. Tikrai prieš karą Ukrainoje mes buvom nepasiruošę, bet dabar pasiruošimo aišku užtrunka laiko, turėtų aišku krist galvos perkeltinė prasme tų, kurie iki tol buvo neparuošę, civilinės saugos tarnybos įvairios, slėptuvės ir panašiai, bet dabar tikrai tas yra daroma, tikrai tobulinama, dirba Lietuvoje nekvaili žmonės ir viskas bus padaryta, nes ir jie supranta, kad laiko kol kas dar turim. Aišku, kalbėjom ir apie tas sirenas, mano Instagram paskyroje diskutavom, kodėl mes jų taip negirdim, šito aš irgi iki dabar nesupratau, kreipiausi civilinę saugą, paklausiau, gal čia prislopintas režimas per pratybas, nesako, vėjas pastatai, tai
manau, tikrai daug nekainuotų, svarbus dalykas, kad sirenos visur būtų, jų daug daugiau pristatyti, kad naktį bent pakeltų iš miegų. Nors dariau apklausą, tie, kas negirdėjo, tie gavo per telefoną ir turbūt 95% išgirdo, ką reikia daryti. Tai Lietuvos gal apie saugumo situaciją tiek. Dar pabrėšiu, kad pats kai kariuomeniai tarnavęs, tai labai pasitikiu mūsų kariais. Tikrai tie, kurie yra profesionalios karo tarnybos kariai, kurie treniruojasi kiekvieną dieną, tai aš juos pamatau. Jie, kai aš stebiu ir ten visokius Telegram tinklus, kaip atrodo, ten, tarkim, Rusijos kariai, tai mūsų kariai visai kito pasirašymo lygio, visai kitos motivacijos. Aš pats per pratybas, kurias buvau vasarį, klausinėjau aukštesnio rango vadų, kaip jie žiūri viską, tai jie yra nusteikę labai kovingai, patriotiškai, patys sako, tikrai važiuotų į Ukrainą, jeigu jiem pasiūlytų socialinės visas garantijas Lietuvos valstybė, jų šeimom ir panašiai, nes supranta, kad priešą reikia stabdyti ir kuo labiau silpninti ten, kad kažkada gyvenime nereiktų stabdyti čia. Dėl šauktinių kariuomenės, tai manau, kad šauktiniai labai, kai jie tik išeina po tos 9 mėnesių ar pusės metų tarnybos, tai jie būna superiniai kariai, bet laiko einant, ką pastebėjau, rezervistai jau nebetampa tokie geri kariai ir tokios stiprios moralės. Pats dabar tarnavau, tai tikrai atsirasdavo tokių, kurie sakydavo, prasidėtų karas, tai aš čia važiuočiau į Ispaniją. Aišku, nesupranta žmonės, kad jie niekur neišvažiuotų tie kariai, bet čia visur yra. Ir pakalbėsim apie Ukrainą, kad irgi tokių žmonių nėra visi geri, sąžiningi, patriotiški ir panašiai. Tai tiesiog reikia, kai jau skaičiuosim, kiek turėtume karių, tai prof tarnybos skaičiuoju, kad beveik visus turėtume, puikią kariuomenę. Ir kurią, aišku, reikia stiprinti, nes yra NATO straipsniai, yra 5, kuris mums padėtų sąjungininkai, bet yra 3 NATO straipsnis, kuris eina, aišku, prieš 5, sako, kad valstybė turi būti pasiruošus save apginti. Ir dabar aš galiu pasakyti, kad Lietuva yra vienam karui, vienam mūšiui tikrai gerai pasiruošus ir apsiginti, o iki kito mūšio jau turėtume pagalbos ir būtų neįmanoma nugalėti Lietuvos ir jos pasipriešinimo. Kalbant dar apie tuos, kur sakiau, 5 metus mes saugus, dar reikia priminti, kas žmonės nežino. Po 4 metų Lietuvoje su visa ginkluotė, su labai gerais paruoštais NATO kariais ir technika atvyksta Vokietijos brigada. Brigada yra apie 3000 karių, tai po 4 metų mes būsim dar stipresni, dar saugesni. Ir čia ne tik, kad mes būsim stipresni, bet tokie dalykai kaip Vokietijos brigados Lietuvoje, tai tiesiog yra labai gera atgrasanti priemonė. Tai Lietuvos saugumą apibendrinant, manau, patys pasidarysit išvadas, kad viskas yra gerai, turim gerus motyvuotus karius ir gerą ginkluotę. Dabar prieikime prie Ukrainos. Kas dabar vyksta Ukrainoje? Ukrainoje vyksta žiaurūs dalykai, vyksta tas pats, kas vyko pirmosiomis dienomis, ir nors mums dažnai pasimiršta, kad atrodo, kad jau ten viskas susilpnėja, nuramėja viskas, bet vyksta lygiai tas pats, kas vyko kiekvieną dieną, miršta šimtai žmonių, tiek vienoj, tiek kitoj pusėje. Ir dabar tas karas toks beviltiškas tapęs, kad nei viena, nei kita pusė nejuda. Žūsta į dieną, ukrainiečiai neskelbia, kiek jų žūsta, bet tikrai nemažai, aišku, mažiau negu rusų. O rusų miršta tarp 500 ir 1000 žmonių per dieną tiesiog, nes jų vadas stumia į mirtį. Ir čia skaičiau vienoj ar klausiau laidoje, jog dėl 1 kvadratinio metro, čia kažkuriam miestelį Ukrainos, dėl visiško kaimelio, dėl 1 metro žūsdavo po 200 rusų karių. Tai vat, tokie žiaurumai ten vyksta. Labiausiai gaila, aišku, karių, jų šeimų, kadangi tikrai dabar
kare lūžio nebus, Ukrainai šiek tiek trūksta ginklų. Rusija irgi yra pasilpus, bet panašu, kad slapčia gauna ginklų iš Kinijos, tai nežinau, karo perspektyva niuri, prasideda dabar žiema, o žiema, kadangi tampa daug visur tokio purvo, tešlos, yra dar sunkiau judėti į priekį, bandyti prasiveržti ir susigrąžinti savo teritorijas. Dėl to, kadangi nei viena pusė nenori nusileisti, tikriausiai nenusileis, tai karinė prasme karas gali tęstis labai ilgai, būti bereikšmis, su daug žučių, daug įtampos ir galo nežinau. Karo ekspertai nežino, ko pasibaigs, tai aš aišku irgi jums tiksliai negaliu pasakyti, ko tikėtis. O kalbant apie pasaulinę spaudą, The Economist skaičiau, irgi jie mano, kad karas tęsis apie 5 metus, nes nei viena pusė nenusileis. Ukrainos žvalgybos vadovas Budanovas mano, kad Rusija toliau tęs beprasmius apšaudymus raketom Ukrainos, kurie tiesiog nieko nei jiem duoda, tiesiog naikina dar daugiau Ukrainos turto ir žmonių. Tai karinė prasme kol kas perspektyvų daug nematyti, nei vieną, nei kitą pusę. Tai kol kas čia tikrai beviltiška situacija, dėl to labiau norėčiau pakalbėti, kaip dabar gyvena ukrainiečiai. Yra tikrai labai sumažėjusi parama Ukrainai ir ta parama sumažėjusi yra daugiausiai dėl to, nes vis labiau tokių naratyvų pasigirsta, kad ukrainiečiai gerai gyvena, kad viskas ten pas juos vyksta, veikia restoranai, kad žmonės išeina į miestą, vaikšto gatvėmis. Tai aš kaip pats buvęs Ukrainoje galiu patvirtinti, kad taip, veikia restoranai, veikia kavinės, veikia net ir klubai, žmonės išeina pašokti ir visiems atrodo, tai kodėl mes tada turim padėti, jeigu jie ten patys gerai gyvena ir panašiai. Tai jie gyvena, jeigu aš papasakosiu jų gyvenimą ir jeigu jums čia atrodo geras gyvenimas, tai važiuokit kartu į Ukrainą, vis tiek pigiau negu Lietuvoje ten. Ir jeigu manot, kad tai smagu, tai tebūnie. Tai Ukrainoje yra taip. Tarkim, Kijeve yra milijoninis miestas ir jame gyvena daug žmonių. Ir jis yra labai gerai apsaugotas oro gynybos sistemom, nes per karus, jeigu griūna sostinė, kur yra visa valdžia, vadovybė, tai griūna dažniausiai ir šalis. Ta prasme, šalis dažniausiai yra užimama, kai yra užimama sostinė. Tai visos naujausios ir NATO šalių oro gynybos sistemos yra aplink Kijevą ir dabar rusai mėgsta bandyti apšaudyti Kijevą, bet tos sistemos numuša beveik visas raketas. O pati Rusijos kariuomenė, kariai, tai yra labai toli nutolę nuo Kijevo ir tikrai negrasina Kijevo žmonių saugumui. Bet gyvenimas yra toks, kad aišku praėjo nuo karo jau netrukus jau bus 2 metai, tai jūs įsivaizduokit, žmonės negali visą laiką gyventi baimėje, užsidarę, sėdėti namie, nieko nedaryti. Jie kaip tik tai, kad jie toliau gyvena, manau, kad yra stiprios tautos simbolis, nes kas bijotų, tie tiesiog išvažiuotų iš šalies, ieškotų laimės svetur, aišku, yra daug ir tokių. Bet jie gyvena gyvenimus, bet ar tas gyvenimas yra toks laisvas ir smagus, kai tu, tarkim, vis tiek, kai prasideda apšaudimai, prasideda sirenos, tuo metu tu turi slėptis ir vis tiek nuo numuštų raketų nuolaužos kartais sužeidžia arba net pražudo žmonės. Tai toks gyvenimas, jie gyvena tą gyvenimą, bet jis tikrai nėra rožiam klotas, daug įtampos, tu tikriausiai nepamatysi to važiuodamas pro Kijevo gatvėmis, kad žmonių galvose yra kažkokia baimė, bet turbūt kiekvienas sėdėdamas namuose ten gali tokią turėti tampėlę, kada čia prasidės sirena, kada aš leisiuosi rūsį ir galbūt namuose nėra mano vaiko ir ar ant jo nenukris nuolauža. Tai tikrai gyvenimas nėra žodžiam klotas, o apie dar labai daug naratyvų. Visi šitie naratyvai, apie kuriuos aš kalbu, yra naudingi Rusijai, Rusijos propagandai, kad ukrainiečiai gerai gyvena, kad jie ten čia net nejaučia karo. Tai tikrai jaučia karą, kariauja 100 000 ukrainiečių, tai karą ypatingai iš arti jaučia jų draugai, jų šeimos ir tai yra tiesiog sunkiai suvokiama, dabar mes sėdėm čia net negalim suvokti,
kaip tai yra žiauru ir kaip kiekvieną dieną miršta tie žmonės. O dėl turtingų ukrainiečių, kurie gyvena Europos šalyse, Lietuvoje dirbo irgi ukrainiečiai, aš esu ne kartą važiavęs taksi, ukrainietis vairuotas, man įdomu, aš domiuosi, paklausiu, kokia situacija, kaip čia atsidūrė, tai tokia ir situacija. Kai kurie mokėjo kyšį, nes kaip bebūtų, ukrainiečių tauta primena, ne tauta, gal pati valstybė yra dar labai korumpuota ir prie dabartinę vadovybę ne tik turi rūpintis karu, bet jie ir bando daryti pokyčius savo vidaus sistemai, bando mažinti korupciją, keisti įstatymus ir kuo arčiau priartėti Europos standartų. Tai Ukraina primena gal Lietuvą tokiais senesniais laikais, kai tikrai buvo už kyšius viską galima gauti, viską nupirkti, bet aš labai tikiu, kad šito karo tie žmonės, kurie paaukoja gyvybės, bus labai prisidėję to, kad Ukraina daug labiau priartės prie vakarų ir taps vakarietiška šalis, dėl kurių jau ateities kartos Ukrainos dėkos tiem kariam, kurie padėjo savo gyvybės už tai, kad Ukraina taptų didinga vakarietiška Europos valstybė, nes tam potencialą jinai tikrai turi labai daug žmonių, didelius plotus ir paramą iš kitų ES šalių, išskyrus Vengriją, kuri kažkodėl yra prorusiška su savo politika. Tai dėl tų ukrainiečių dar pratęsiu, kurie gerai gyvena, tai Lietuvoje lygiai būtų tas pats. Lietuvoje turtingi žmonės, kurie galėtų gyventi tokį pat gyvenimą, kurį gyveno savo šaly užsienį, bėgtų, bandytų įsivežti kuo daugiau savo turto. Mes jau kaip pirmom savaitėm važiavom iš Ukrainos, važiavom į Ukrainą ir po to pro Lenkiją važiuodom iš Ukrainos, tai kolonėlėse sutikdavom galybę Porsche mašinų, Mercedesų naujausių, BMW, su ukrainietiškais numeriais, tamsintais langais, ten sėdėdavo ukrainiečiai, vyrai, matos gerai gyvenantis ir tiesiog jie, kai tuo metu neišleisdavo ukrainiečių, jie važiuodavo pro Lenkiją iš Ukrainos į Lietuvą, į Ispanijas ir panašiai. Ir mes jau tą iškart žinodom ir mes atrodo turėtų mums tada motivacija kristi, kad va čia ukrainiečiai išvažiuoja, patys ten bėga, nepadeda saviškiam, kodėl mes turim padėti. Bet mes taip negalvojam ir matau, kad tie žmonės, kurie ir aukoja, turėtų taip negalvoti. Aš garantuoju, tikrai didelė dalis ukrainiečių pačių neaukoja nei savo kariuomeniai, nei savo žmonėm, bet ir Lietuvoje lygiai tas pats būtų. Bet jeigu mes norim taikos pasaulyje, reikia kiekvienam pradėti nuo savęs ir jeigu tu būsi pilietiškas, jeigu tu darysi gerus darbus, tai pasaulis tobulės ir bus geresnis dėl kiekvieno iš mūsų pastangų. Tai jeigu pas kažką moralė žemesnė, galbūt kažkas negali, bet nereiktų dėl to sakyti, kad aš lietuvis nepadėsiu ukrainiečių, nes ukrainietis nepadeda arba bėga iš savo šalies. Ne, mes tie, kurie aukojam, kurie prisidėjom, tai tiesiog esam aukštesnės moralės žmonės, norintys padėti ir manau, nuo to mes ramiau miegam ir kai po kažkiek metų ar pasakosim savo vaikam, anūkam apie tą situaciją, galėsim jam išdidžiai pasakyti, kad prisidėjom, ko galėjom, darėm, ką galėjom ir mes, kad ir tą, mesgi ne ten vežam dronus, kelius džipus ir atrodo, čia karo eigos kažkaip nepakeis, bet tikiuosi, kad nors viena iš ten 10 mašinų, kurią nuvežėm, padėjo išgelbėti bent vieną gyvybę, padėjo pabėgti nuo kažkokios situacijos pavojingos ir jeigu aš net nebejoju, kad nors vienas mūsų daiktas vežtas padėjo išgelbėti nors vieną gyvybę, man jau tas padeda ramiau gyventi ir žinoti, kad padariau, ką galėjau. Tai apie Ukrainą tiek. Ukraina gyvena, Ukraina laikosi, nežinau, ar mes būtume tokie ryžtingi, kokie Ukrainos visuomenė yra, tai labai dėl jo džiaugiuosi, turi jie savo problemų, turi dabar ir konfliktuoja, kai kurie dėl prezidento, Kijevo meras taip apsižodžiavo liktai per komentarus su Zelenskiu, netgi Kličko, Kijevo meras paskelbė, kad su Zelenskiu nebendravo nuo karo pradžios, kas man būtų labai iš tikrųjų keista, nes tiesiog tarp galingų, įtakingų vyrų būna dėl tam tikrų gal dalykų skiriasi požiūrį, nesutarė ir tokios situacijos
atsitinka. Turėtų dabar vykti rinkimai kovo mėnesį, ne tik pavasarį Lietuvoje prezidento, bet ir Ukrainoje turi būti, ir Rusijoje. Rusijoje visi žinom, kas įvyks, kas taps prezidentu. Ukraina nusprendė, kad nerengs rinkimų, kol nepasibaigs karas, nes Zelenskis buvo paskelbęs, kad jeigu karas vyksta rinkimai karo metu, jis kandidatuoja, o dabar jis pasakė, kad jeigu rinkimai vyks po karo, jis greičiausiai nekandidatuos, jo žmona Zelenska irgi paskelbė, kad jis nekandidatuos. Tai tikrai turi prezidento visa ta vadovybė darbų ne tik su karu, bet ir su vidiniu savo, nes šalis vis tiek turi toliau gyventi savo gyvenimą, kad jinai egzistuotų, kad žmonės turėtų už ką pavalgyti, turi vykti veiklos darbai, tai viskas ten yra suprantama. Čia labai sudėtingas irgi toks voratinklis ir tikrai man atrodo, kad Ukraina kol kas neblogai tvarkos, nors visada ir karinė pusė, ir politinė gauna kritikos, bet čia normalu, turbūt niekada kitaip nebus. Tai tiek kol kas apie Ukrainą. Paminėsim, manau, ir kitose laidose, jei kažkas naujo bus, o dabar norėčiau prieiti prie trečios temos, prie tos tokios mum tolimesnės, nes tai kitokios kultūros, kitokios religijos, tai Izraelio ir Palestinos konfliktas. Visi supranta, kas šiuo metu kaltas dėl prasidėjusios situacijos, tai man galite aiškinti, kad ten Izraelis blogą politiką vykdė kažkada, bet kai ateini įsiverži į žmonių namus nekaltus, žudai vaikus, civilių žmonės, tai tu man būsi jau amžinai agresorius ir aš manysiu, kad reikia šitą agresorių išnaikinti. Norėčiau pradėti nuo istorinės dalies, tai nuo tų žemių, kur šiuo metu yra Izraelis ir Palestina, tai dar 7 amžiui pradžioje ten įsikūrė arabai ir ilgą laiką gyveno arabiškos tautos. Nuo 1500 metų tą visą teritoriją pradėjo valdyti Osmanų imperija ir didžiąją laiko dalį ten gyveno arabai, kažkiek gyveno ir krikščionių, ir žydų, bet tikrai jų buvo mažuma. Ir per Pirmąjį pasaulinį karą 1917 metais tos visos teritorijos valdžią perėmė Britai, Didžioji Britanija. Ir toliau valdydami tą teritoriją, kadangi Antrajam pasauliniam kare naciai žudė apie 6 milijonų žydų, Didžioji Britanija nusprendė, kad reikia kažkur apgyvendinti tuos žydus saugiai. Ir jungtinės tautos 47 metais pasiūlė būtent toj teritorijoje jam įkurdinti žydus. Tam, aišku, labai priešinosi tuo metu ten gyvenę ir save vadinę palestiniečiai. Palestiniečiai tuo metu buvo priskiriami Sirijai, nes jie per visą laiką Palestiną taip ir nesugebėjo kažkokios savo politinės vadovybės, savęs įteisinti kaip valstybės ir kaip ir niekada nebuvo įteisinta kaip valstybė. Tai labai nepatiko visom arabiškom šalim aplinkui, bet 1948 metais buvo įkurta ta Izraelio valstybė ir tai sukėlė agresiją iš Jordanijos, Sirijos ir Egipto ir, aišku, palestiniečių, ir jie nusprendė užpulti žydų kariuomenę. Ir tuo metu žydų kariuomenė buvo modernesnė už kitų arabų šalių kariuomenės ir susikūrus Izraelio valstybei 1948 metais prasidėjo karas, kuris truko metus. Izraelio kariuomenė sutriuškino tiek egiptiečius, tiek sirus, tiek jordaniečius ir Palestinos karius. Ir ne tik, kaip ir aš kalbėjau prieš tai apie teisę, ne tik juos nugalėjo, bet ir okupavo dar didesnę dalį tų žemių, prasiplėtė ir gyveno taip iki 1967 metų, kuomet kilo dar vienas karas, susijungė vėl kitos arabų šalis, puolė Izraelį ir tai buvo trumpiausias karas Izraelio istorijoje, jis truko tik 6 dienas. Ir per tą karą izraeliečiai vėl sutriuškino priešininkus
ir užėmė dar daugiau teritorijos. Tai įsivaizduokit, viskas tai vyko pagal teisę, tada likusieji palestiniečiai turėjo palikti savo namus, susitelkti labai mažas gyvenvietės, viena iš jų yra Gazos ruožas, taip pat vakarų krantas, tai Gazos ruože turėjo sutilpti ten, įsivaizduokit, ilgis Gazos ruožo yra tik apie 20 km, o gyvena žmonių ten 2,5 milijono. Tai yra ten viena didžiausių koncentracijų pasaulyje pagal gyventojų kiekį. Nedarbas siekia 50%, medicinos sistema labai prastai, yra apsupti Izraelio kariuomenės, tiesiog izoliuota vietovė. Ir na, aišku, tie žmonės, didžioji jų dalis nekalti. Labiausiai prie to prisidėjo Hamas grupuotė, kuri įsikūrė 1980 metais kaip pasipriešinimo Izraeliui grupuotė. Vėliau jie surinko savo politikų armiją, jie išplėtė savo kariuomenę ir 2006 metais, kaip didelė politinė jėga, laimėjo Palestinos rinkimus, tapo valdančią partiją, pasaulis nepripažino jos, jinai pradėjo vykdyti daug išpolių jau pačiame Izraelyje, teroristiniai išpoliai, žudymai. Dėl to pasaulis ją pripažino kaip teroristinė organizacija, nors ji buvo oficiali Palestinos valdžia. Ir kadangi jiem atsibodo Izraelio priespauda, tai tikrai buvo priespauda, jie gyveno izoliuoti. Tai dėl to man labai sunku, kadangi aš ten seniau tuo nesidomėjau ir dabar man sunku apie tai kalbėti, kaip viskas atrodo, nors kiek skaičiau, abi pusės yra labai kaltinamos karo nusikaltimais, vaikų nužudimais, moterų nužudimais, bet izraeliečiai sako, kad tie vaikai, kai izraeliečiai, tarkim, patruliuodavo, eidavo link jų su granatomis ar su kitais ginklais ir jie turi, saugant savo gyvybės, nužudyti tą vaiką. Tai ten labai tokios liūdnos, skaudžios yra istorijos, kur labai sunku pasakyti, kas tuo metu buvo teisus, kas ne. Ir dabar, kai įsiveržė dalis kariuomenės Hamas į Izraelį, pradėjo žudyti žmonės, tai nežinau, kaip galima tai pateisinti. Jeigu tai kerštas, tai yra bjaurus dalykas, jeigu tai bandymas kažkokias savo laisvės atgauti, tai yra tiesiog beviltiška, nes Izraelio kariuomenė daug galingesnė, turi sąjungininkus. Dabar, aišku, valdžia Amerikos irgi sako, jog tikrai bando Izraelio kariuomenė kuo mažiau civilių aukų, nors žūsta ir dabar tikrai palestiniečių nemažai, jau 10 000 žuvo nuo spalio 7 dienos, kuomet įsiveržė palestiniečiai. Labai aišku įdomus dalykas, kad nieks nežinojo apie tai, žvalgybos, tai kiek aš domėjaus, kad žinojo tik keli vadai, kurie būna ir sustinka požemėse, viskas be jokių ryšio priemonių. Ir tik tą jau dieną, tą rytą, kai prasidėjo puolimas, tie vadai laiškais nunešė žinutės tiem kariams, kurie turėjo verštis pro įvairias pusės, dėl to tas toks puolimas gavo chaotiškas, visi buvo nukauti tie, kas įsiveržė į Izraelio teritoriją, bet spėjo pridaryti nuostolių, nužudyti daug nekaltų žmonių, kurie tikrai, aš dabar buvau šiemet pats Izraelyje, buvo tokia ta visuomenė pakankamai vakarietiška, miestai vakarietiški, kažkaip net sunku suvokti, ką tik buvai, o dabar ten tiesiog įsiveržė į gyvenamosius rajonus, į žmonių namus, pradėjo mašinose sušaudyti žmonės namuose, tai nežinau, tik smerkiu tokius išpolius ir palaikau dabar Izraelio kariuomenę, kad jinai sunaikintų tą visą Hamas, tą visą blogį, aišku, labai sudėtinga, jie įsiraizgė tuneliais po Gazos ruožu, labai giliais. Ir įsivaizduokit, kai reikia ten tunelį kažkokį valyti, ieškoti įkaitų, nes dar po biškį jau tarėsi, derasi, atiduoda jau įkaitus Hamas kariai, bet negali rizikuoti įkaitų gyvybėm, kuo mažiau nuostolių bando padaryti, o po svetimus tunelius ten dabar slampinėti, kariauti, tai tikrai reikia turėti ir daug drąsos ir daug profesionalumo, ko aš nebėjau, Izraelio karai turi, bet
Karas toks dalykas, kai niekada neišvengsi aukų ir labiausiai gaila, kad daugiausiai nukenčia tie nekalti žmonės, vaikai, kurie nieko nepadarė, bet nukenčia ir to, ir kitoj pusėje. Tai dabar tikrai norėtųs, kad kuo greičiau Izraelio kariuomenė sunaikintų Hamas, kad būtų kuo mažiau civilių aukų, nuostolių, bet panašu, kad to nebus, dėl to reikia sukast dantis. Mums belieka tiesiog, kas labiau tikintis pasimelsti, kitiems sekti situaciją ir šiaip pasaulis labai suskaldęs dėl šitų dalykų, vyksta protestai. Lietuvoje tikrai didžioji dalis palaiko Izraelį, tačiau Europoje yra ir užsienį turiu draugų, tikrai išsilavinusių draugų, gerai gyvenančių ir ne visi taip vienareikšmiškai palaiko Izraelį. Mėgsta dažniau kalbėti apie tai, ką Izraelis darė iki tol su Palestinos žmonėm, dėl to yra toks ir susipriešinimas ir Europos vakarų šalyse padaugėja išpolių tokių smulkių musulmonų, kurie sušunka Allah Akbar ir vakar Paryžiui turistai iš Vokietijos tiesiog gatvį užpuolė ir mirtinai sužaloja peiliu. Buvo iškart sulaikytas, aišku, tas musulmonas, bet tikrai žiaurūs dalykai ir labai tikiuosi, kad šitas dalykas tokių daugiau teroristinių išpolių vakarų šalise neišplis ir greitai pasibaigs. Nors realiai, jeigu pasaulyje būtų visi protingi, visi karai galėtų sustoti. Tarkim, Hamas vadai dabar galėtų išeiti savo požemių, pasiduoti, gerai mes sėdėsim kalėjime, bet nebepulkit mūsų žmonių, kad nemirtų daugiau civilių, bet ne, jie nepasiduoda, jie slapstos, jie nori, kad žūtų kuo daugiau tiek Izraelio karių, tiek ir puikiai supranta, kad žus jų žmonių. Tiesiog dabar tokiam pasauliu gyvenam, kur reikia kiekvienam būti žmogumi, pradėti nuo savęs, nes kai kurių žmonių atrodo jau nebepakeisi, nesuprantama, kas jų galvoja ar koks blogis yra įsikūnijęs, viskas dėl žemės, dėl valdžios, o galima juk paprastai gyventi gyvenimą, nuvažiuoti prie jūros, mėgautis šeimos šypsenom, gera draugų kompanija, bet kol pasaulyje blogis nebus naikinamas iš lėto, tol turbūt nesibaigs karai, tikimės, kad nebus daugiau židinių, vis tiek konfliktuoja Kinija su Taivanu, ten kištųsi ir Amerika. Tikėkime, kad nieko nebus, o dar aš turiu iš tikrųjų daug temų, norėčiau ir paliesti ir Lietuvos prezidento rinkimus, šiaip ką Seimas, ką pavyko įgyvendinti per šiuos metus, kuriuos jau eina 4 metai šios kadencijos, kas pavyko, kas nepavyko, bet manau tikrai, jeigu žiūrėsit, jeigu jausiu, kad jums įdomu, kad tikrai bent kažkokią savo dalį auditorijos susirinkau, tai kalbėsim kiekvieną savaitę įvairiomis temomis, temų tikrai labai daug, tai tikrai jų netruks. Tikrai ačiū labai visiems, kas žiūrėjot, lauksiu komentaruose, pastebėjimų, atsakysiu kiek galėsiu, galime padiskutuoti komentaruose. Labai noriu paprašyti, kad paspaustumėt subscribe ant mano šio YouTube kanalo, prenumeruotumėt, taip galėtų video pasiekti dar daugiau žmonių ir žinočiau, ar teisingų kelių judu ir ką dar galima patobulinti. Tai ačiū visiems dar kartelį ir tikiuosi susitiksime jau kitą savaitę.